Kągi, esu šiandien Aukštadvarį ir išbandysiu naują discipliną – supermoto. Tai asfaltas sujungtas su žvyru truputį. Tai treneris mano yra supermoto prezidentas. Jisai važiuoja supermoto daug metų. Pasiūlė išbandyti. Tai sakau, gerai, pabandysiu. Galbūt varžybose sudalyvausiu. Tai pažiūrėsiu šiandien kaip seksis. Galvoju gerai, raideriui žinot, išbandyti skirtingų disciplinų, taip irgi tobulėsi daugiau, kažką atsinešiu gal iš supermoto, kažką iš kitur treniruočių, tai va, žiūrėsim kaip seksis, atrodo bus smagu. Tik šiandien lyjo, bet asfaltas po truputį jau džiūna ir galima bus važiuoti. Čia dar važinėjasi maži motocikliukai, tai va kažkaip pasiskirsto visi laikus ir važiuoja savo su metu. Čia dar matosi ir supermoto elementai, bet šiandien jų nevažiuosim, nes šlapia. Ir kai šlapia, asfaltą tada užteršim, neišsišluos. Ir tada tie, kas važiuoja tik tais asfaltu, jiems sugadinsim. Šildo padangas, kad būtų sukibijimas. Čia jungit, kad šildytų padangas? Jo. Kam tas padangas reikia pašildyti? Tam, kad būtų grybas, nes tada reiktų važiuoti lėtai kokius 3-4 ratus, kad jos iššiltų. Jos kaip suminkštėja, patampa tokios elastingos ir kimba prie asfaltą. Nes jeigu jos šaltos, tai kaip plasmasinės ir labai slysta. Tai pavojinga važiuoti. Tai tam ir šildama. Čia elektrinis, batarkėm? Elektrinis. O kiek laipsnių pašyla? Iki 85, šiandien darbinis ir yra 85 laipsnių padangos. O, daug. Šildytuvų žiūrėk, visada pirmoji idėja ištraukia šildytuvą, paskau nusiemą kad tu žinotum, ne? Trauki šildytuvą ir sutraukiniai. Leiskime šildytuvą, sobritva. Bandom važiuoti kažką. Nevažiuoti iki kur šlapia, kad nesušlapia padangų. Tai vyrukai, pirma sesija susitvarkom su galva. Jokių lenktynių, jokių greitų važiavimų, jokių bandymų lenktyniauti arba įveikti greitį ratą. Važiuojam apsižiūrėti trasą, susipažinti su motociklu, 1, 2, 3 bėgis, susimėtyti viršų visus bėgius į apačią. Nelėkt greitai, ne? Trasa yra dar pakankamai slidi, žiūrėkite trasą, yra šlapios balas. Venkite šlapių balų. Jeigu tiesiai važiuojate per šlapią balą, tai nebijokit pavažiuoti kiaurą. Bet momentas tas, jeigu važiuoja trajektoriją pakuldytas motociklas, dėmė šlapia, slidu, galit nukristi. Taip pat ir tai liečia, turi būti protingas. Ar greitas, ar lėtas, visi mes dabar važiuojam pramankštą su motociklu. Ne? Ką darėm ten, tai mes dabar, kad mūsų sekantį treniruotė toliau vyktų gera, mes turim su gera nuotaika toliau ir važiuoti. Tai neprisidarom liolės dabar, važiuojam, išleidžiu po vieną, tarpus pasidarom. Pirštą uždėsi, kad pašiltų kalodėlėse, ne? Nes jie kitaip neveiks. Kai nevažiuoja.
nežinau kaip veikia čia tas startas. Visiškai papildo priekinius stabdžius. Ok. Opa. Labai keistai dar valdas man jisai. Su motociklu ant asfalto labai senai važiavau. Oha, čia bala. Gerai per balas atsargiai. Ok. Ok. O, stabdo gerai. Reikia atsargiai. Galiniai. Galinius irgi reikia naudot. Atleidžius gazą iš karto stabdo. Čia taip patogiai išsukt. Hugo važiuoja. Reikia sekti Hugo. Kai kur reikia galiniais pastabdyti. Pats nesuprantu kaip važiuot, bet važiuoja su smagiai. Reikia nepragriūt, nes leidžia asfaltas. Aš dar išvis be alkūnių apsaugų. Tai jeigu griūčiau, lūžtų ranką, manau. Tik karvus atsidėjau. Dovydas. Gazas jau dabar visai nėra, ne, gripo pakanka tau taip, kad galima būtų greičiau važiuoti. Tai stabdžių dabar visai nelėti. Visai nelėti. Visai nelės stabdžių. Visai ne vieno stabdžio nelėti, tik tai už vairo pasiemi. Atleidi kaip su dviračiu, kad pradėtum. Vaimiks, važiavęs. Žinai, kiek vieta, kiek jisai gripą turi. Čia lygiai tą patį dalyką. Atleidi gazą ir važiuoji savo stabdį. Ir greitėja, negreitėja, įsibėgėjai, čia atleidi ir galvok trajektoriją iš didelio į mažą. Ir leis be stabdžio, ne, kad pajustų motociklą. O ten kur šlapia, nebus labai slidus? Nebus labai slidu, tik tai negluldyk ant tos vietos taip labai stipriai. Viskas, bėgiai įsijungi čia apačią. Nu ką, neliečiam stabdžių dabar. Kai stabdžių nelieti, biškai geriau taip guldosi. Nes kai stabdžius... Nu, va čia norėjau pasispausti stabdžių. Bet jo, kai nemygi stabdžių, kažkas geriau gaunasi. Toks vientisas guldymas gaunasi. Apsilenkė mane Dovydas ir sėdu jam ant uodegos. Matau, kuris pradeda spaust. Aš irgi atsaku gazą. Irgi varo tolimiausią kampą. Neatleidžia. Ir dabar man baisu, kad aš be stabdžių. Kai susikusi taip greitai, smagu labai. Stabdžių neliečiant geriau. Kai atleidžiu gazą, tas motociklas stoja. Kaip ir tikras keturtuktis stotų. Stabdo pats variklis. Nu ranka pasistempia tai viskį. Kartais. Realiai nėra kur taip įsitempt, bet pati įtampa tokia, manau, įtempia man, kad neatsipalaiduoji. Upa. Gazas dugnas. Atleidžiam. Duotam tik gaziuko palaikyti ir gazas dugnas. Atleidžiam.
Sakė, neleidžiamiaujas. Bet pasivyt noriu. Šiaip žiauriai įdomu, dar pajaučiu, kiek guldyti galima. Wow. Nugrypo taip daug. Ant pusės vos kad duoda gazą. Kai per balą pravažiuoja, nežinau. Tai garsas yra tai keista. Noriu daryti. Galėjau. Žiūrėjau, trajektoriją privarom. Duoda gazą. Ir viskas. Pirmas važiavimas baigtas. Ką galiu pasakyti, patiko. Įdomu. Kitaip. Kas tas super moto? Kuo skiriasi? Visiems tiem, kas mėgsta švarą, nelabai mėgsta purvintis, tai supermoto yra ta sporto šaka, kuri sąlyginai nebrangiai kainuoja ir galima pramogauti su motociklu. Tai tuom ir skiriasi nuo motocrosso, ar ten nuo cross country, ar nuo enduro. Tai šiek tiek daugiau gal reiktų kažką priežiūros pačią motociklą, bet gale sezono motociklas atrodo kaip naujas. O ko motociklas skiriasi? Tai tarkim, papasakosiu apie šitą motociklą. Šitas motociklas buvo pirktas visiškai naujas, krosinis motociklas. Ką mes jam pakeitėm, tai pakeitėm tiltus į supermotinius, pakeitėm amortizaciją, jau pirkom grinai iš VP. SPS stabdžio apačios, amortizatorių apačios, kad radialiniai stabdžiai skirtusi ir šitas varžtas yra labiau po amortizatorių. Na, kaip matot, stabdžiai ant Kosato ir aišku ratai. Nu ir toliau einam, kas dar čia modifikuota šitą motociklų daug. Jo, modifikuota šitą motociklų daugiau šiek tiek negu standartiškai mėgėjų užtenka. Mėgėjai dažniausiai užsideda ratus, tai tiesiog adapterį ant stabdžių ir važiuoja. Tai čia yra techninis reikalavimas, jisai greičio nieko neduoda, tiesiog tik tai jeigu įsipiltų skyšiai, kad nesuterštume trasos. Čia yra techninis reikalavimas pasaulio čempionato, taip pat ir Lietuvos čempionate. Tai čia nieko tokio. Po kojaikom skiriasi nuo krosinio, tai jie irgi daugiau gripo, bet turi slaideriukus papučiai ir jie yra trumpesni, kad netaip braudasi. Na ir čia galinė šakė irgi kita, jinai platesnė, standesnė ir trumpesnė, kad bazė būtų trumpesnė. Nu, tai čia va tokie skirtumai, kurie padaryti nuo krosinio, kas skiriasi. Na, papildomai ten, tarkim, radiatorių apsaugos, tai turbūt dedasi daug kas važiuoja ar endūre, ar krose važiuoja. Dar vienas dalykas, pagrindinis skirtumas, kad mes dedam slystančią sankabą. Tai ko nėra krose, bet aišku, kas važiuoja aukštam lygiui, motokrose, tai lygiai taip pat irgi dedasi slystančias sankabas. O jinai, supermoto, tai toks vienas iš dalykų, kuris vienas iš pačių pirmų, kurį reikia įsidėti, nes tada reiktų mums prilaikyti posūkį važiuojant sankabą, kad šiek tiek slystų jinai. Tai va toksai va pagrindinis skirtumas, tai turbūt mėgėjui, tai to labai daug nereikia, galima tiesiog ratus nusipirkai, adapterį, stabdžių, titolinį krosinius ir mėgų jas pramogauja važiuoja. Bet šitą motociklą mes jau žiūrim į pro motociklas, tai tiek va reikia jį perdaryti. Antras važiavimas. Reikia įsijimų dabar parkas. Dviratis mano. Davom vienkį kilo. Nu biškį kilo. Elektra. Paskui laisvas.
Mirksi? Nemirks. Mirksėjom. Nemyks. Žiūrėk, pavyzdyklo. O? Ai. 1-2, atleidžiu. Norėjau pagazuot. Ne, čia nebus, o ne. Su motociklu reikia pradėti, aš padėsiu jau trajektoriją. Tai visą trasą mes pradėsim palaipsniui eiti, ne? Pradėsim nuo šitos vietos, eisim tą posūkį, sekantį posūkį, yra greitų važiuotojų, bandysim pavažiuoti. Tai visą trasą stenkitės, net tušint padangų, bet dirbsim išeinat iš posūkio, atidarinėjat maksimaliai. Čekų gerą nededu. Tai jūs atsiminkit, kad jūsų galva turi būti po šito geležinio. Jeigu jūs jau kažkur tai randatės link filtro tiesos, tai jau žinokit, kad yra negerai, kad jau rėksiu. Kiek mėgėjų investuotis reikėtų iš krosnių? Tai kiek žinau, kinietiški ratai yra ten 300–400 eurų, nu, kaip pavyzdys. Tai padangos ten irgi yra vienas pigiausių, ten 240 eurų komplektas, nu, tai kaip krosnių padangų komplektas. Tai ratai, nu ir adapteris koks ten 70, nuo 70 iki 120 priklausomai eurų. Tai va tiek va ir tas yra pinigų. Tai manau, kokius 700 eurų galima persidaryti savo krosinį motociklą, į supermotinį, atvažiuoti papramogauti ir jeigu patiktų, tada daugiau investuoji, o jeigu nepatinka, tai turi tiesiog pramogai, kada nekada pasiviešinti. Bet sakau, jeigu nori tiesiog bandytis ar ten į gatvę kažkur išvažiuoti, ypatingai tie turistai, kurie turi registruojamus motociklus, tai manau, kad jiem iš viso labai fainai būtų turėti tokius ratus, nes tada ir gatvę gali išvažiuoti, iki parduotuvės ir gali atvažiuoti trakdėjų supermoto pavažiuoti, tada išvažiuoti enduro, ar ten cross country suvažiuoti, nu, toks universalus daiktas gautas. Nu ką, sekantis važiavimas, tikėkimės nei naują batarkį, kažką pafilmuosim daugiau dabar. Ten nieko nesigavo pafilmuoti. Čia jau tikiuosi jūs atsimena šitą pravažiavimą, ne? Einam toliau kelių žingsnelių. Čia palei liniją turim pavažiuoti, kad veidas beveik būtų nuotas. Ketvirtą mapą. Ketvirtą, gerai. Nu ką, galingesnis mepas? Na, gal viskas gerai jau. Biškį išmokau greičiau važiuoti, bet su didesniu greičiu ateina didesnė atsakomybė, reikia atsargiau. Trasa pradžiūs. Va. Praeitą kartą čia buvau užklydęs. Apsipratau jau gerai, bet kai paliečiu su koja žemė, tai nejauku. Ant Starko spidometro visą laiką rodo skaičiais greitį, tai galima suprasti, kokiu greičiai važiuoju posūkį, koks pasiekimas top speedas. Tai taip galiu palyginti, kaip greitai įvykti posūkį. Per greitai važiavau. Šiaip sakė priekinis stabdis naudoti tik tai. Bet bijau, lygu galiniu, negerai. Tas ketvirtas daug greitesnis.
gal tas režimas nepatinka man 4. Peržengiau 3. Jo, iš karto drąsiau važiuoti su 3. Gerai dar. Dabar matau, kad 3 režimu nepasiekiau top speedo, kokį buvau pasiekęs prieš tai su 4. Čia reikia ilgesnio kelio įsibėgėti. 4 toks agresyvesnis buvo. Bet posūkiuose geriau jaučiuosi su 3. Pasekot kitus įdomiau. Ir baigsiu. Kas čia? Čia toksai dalykas, kad kiekvienas sportininkas žino savo rato laikus, tai mes va įjungiam ir to įsijungs jisai ir jisai fiksuoja rato laiką. Toks dalykas, rato laiką, yra suvestos trasos, jisai pats atpažįsta kokią trasą. Pagal GPS, aišku, mes grįžę namo arba kad ir čia galim pasiimti prie kompiuterio, matyti, kurias linijas greitai važiuoja, kurias lėčiau važiuoja, daryti analizės ir bandyti ištaisyti klaidas sekančiam kartui ir pasiekti maksimalų rato laiką. Ir čia turėtų matyti, čia veidas virš kerbo, ir tada jau tu atvertinėjai tenai. Ir tu gaunasi 2 veiksmus darai. Vienas veiksmas, antras ir dar ten 3 veiksmas. Čia turėtų būti vienas posūkis ir iš karto kitas posūkis. Čia informacijos dabar labai daug, va taip pakaks, ne? Tai kūrėmas važiuojam. Jie va taip pagulot, aš dar taip nesigulu, kaip medžio stoviu. Laikau biškį ir dabar duodu ugną. Ugnas laikau. Ir atleidžiu tada. Ir guldau, atrodo, neįsuksiu. Stabdžius naudot dėdžiu. Gerai. Stabdžius tik naudot, tik smarkiai neužmygt. Stabdžius naudoju, dar nelabai susigaudau, kaip važiuoti. O šiaip nebegaliu patikėti, kaip ant kiek grypina, ant kiek galiu guldyti. Su batais dažnai tai įbraukiu žemę. Liečiu, opa. Linkstam. Biškį net blogą daro. Tiek suplas viskas. Gali žratą į tą paspaudžiu. A kas yra sunkiau, motokrosas ar supermoto? Pradėti važiuoti turbūt lengviausiai yra supermoto. Motokrosas tu iš karto papuoli į bekelę, į duobes, sudėtinga trasa, sudėtingas
pats važiavimas, išsilaikyti ant motociklo, o supermoto lygų daugiau nėra, ypatingai vaikams pradėti važiuoti, tai pats startas į patį motociklizmą, manyčiau, nuo supermoto būtų labai gerai, mažiukam vaikam visiems. Ta prasme, pats balansas, sankaba, bėgiai, jeigu ar dar kažkas atsiranda. Tai, o jau aukštam lygi, tai be motokroso pro lygis negali, tai turi treniruotis ir motokrose. Tai jeigu lyginant jau kalbant moksliniais terminais, tai širdies susitraukimo dažnis kiek ir motokrosistų, tiek ir supermotistų, pro raiderių tas pats. Bet kaip ir sakiau, mėgėjiškam lygi, supermotui yra kur kas lengviau važiuoti, negu atvažiuoti mėgėjiškai važiuoti motokrosą arba ten cross country bandyti valandą išgyventi mėgėjiškai arba tam pačiam motokrosui tos tramplinus įveikti ir duobės įvažiuoti. Yra kur kas sudėtingiau, negu nemokant atvažiuoti supermoto ant asfalto, kur viskas lygu, maloniai su pavažinėjai ir tada gali savo rinktis kelią, gal tu tada motokrosą nori, kada jau išmoksti daugiau važiuoti. Tai toksai atsakymas gal dviprasmiškas, kaip ir lengviau būtų, bet pro lygyje praktiškai tas pats. Priešinga pusė. Pelė, katė, pelė, katė. Pagaunam pelę, aplenkiam, praleidžiam, palaukiam, praleidžiam. Šaltas padangas reikia sargiai. Žaidžiam, kad jie pelė gaudyti. Ir į kitą pusę trasus. Aš jaučiu be šansų nepasivyti. Dabar jau čia taip užsiguldam. Opa. Reikia įdėti ant motociklą, nes kaip medis buvau ten. Posūkis. Ties. Tiesam ant priekį, tai tiesiai važiuojam atsilatam. Į priekį. O viskas yra. Aha. Gerai, nesąmoninga trajektorija. Ir čia daug metų. Ir duodi gazu, stabdai tiesi ir krenti į posūkį. Okay. Gaza. Tiesiam ir gulam į posūkį. Tiesiai, opa. Opa. Gaza vaikam. Atleidžiam, gaza. Irgi man atrodo galima gazą duot. Oi, gerai. O jeigu į varžybas važiuot, nuo ko reikia pradėti? Tai pirmoji eilė mano patarimas, tai susirasti vietą, kad kažkas tai pamokintų šiek tiek daugiau važiuoti. Antras dalykas, tai perskaityti nuostatus, taisyklės. Manau, tai nėra sudėtinga ir atvažiuoti į varžybas. O pačios geriausios treniruotės yra prastos varžybos. Opa. Paslidau. Eina tau. Gerai. Va, jau kai įsidrasini, taip ir būna. Dabar jau pridėjęs į kelnes, nebespausiu. Man gerai dūna čia, davai dūna.
Ūlė gražiai važiuoja. Man bloga daro, žinai, tiek girdyti. Aš ant karuselį negaliu suptis, tai biškį pikina. Bet man atrodo, čia įsitreneriuot galima. Čia nesąmoningai jau su tuo posūkiais. Kada čempionatas bus? Tai, kad nesuklyščiau, Liepos 18 bus antras Lietuvos supermoto čempionato etapas. Pirmas buvo Smolininkose, na ir laukia jų daugiau. Tai jūs galite Facebook paskyroje supermoto.lt rasti visą informaciją arba lmsf.lt puslapyje. Ką pabaigiau važiavimus, ką galiu pasakyti, visai kitaip viskas. Kitaip reikia važiuoti, kitokie greičiai, netrodo, nesupranti, kiek čia gali guldyti, kokio greičiai važiuoti, bet įdomu. Tikrai patiko, pabandysiu dar kartą, tik kai daug taip guldžiaus, negera pasidarė. Pikina, kaip ant karuselį, kad važinėjant. Bet čia manau, kad įpras, reikia ir viskas bus gerai. Su Starku irgi įdomu važiuoti ir labai gripas geras, va tas įdomu. Tai būtų labai įdomu sujungti ir tą asfaltą ir purvą, kai būtų ten, tai yra tramplinai ar purvą. Kokį skirtumą pajauti tarp bekelės ir čia asfalto? Ar čia paprasčiau, ar bekelė paprasčiau? Nu, man paprasčiau važiuoti bekelė yra, nes ten drąsiau jaučiuosi, nes gali beleką daryti, žinau, kad pargriūsi nieko neskaudės. Aš čia jau griūti negalėjau, jau baisu, biškį taip prisisaugai. Čia paprasčiau gal iš pradžių valdyti, bet, nu nežinau, skirtinga čia labai yra viskas, net sunku pasakyti. O pirmi tavo pojūčiai, kaip šitas kaip sportas patiko, norėtum dar tęsti sportuoti, ar ne tau? Nu, patiko, tik tai kainuoja pinigus viskas, tai reikia rinktis ar viską, tai nežinau net. Dar reikia važiuoti ir su šituo, neatsisakysiu, bet nu, skirtingai, negaliu palyginti. Reikia dar pasilyginti, kai aš važiuoju asfaltą ir dar įvažiuoju į tą purvą, kur tikrasis supermoto. Man ten tas traukia, tas įdomu, atrodo, būtų pabandyti. O dabar, nu tai žiedas yra žiedas, tas reikia iš naujo mokintis viską, ką išmokęs. Aišku, yra pagrindai geri padaryti, tai gal greit ir įsivažiuočiau iš tą sportą irgi. Va.
Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, subscribe ir iki kitų kartų, iki.